Garbėjai Kristai, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Ir mūsų antra tema yra autentiška meilė ir išnaudojimas. Stipru. Jau laukiu šitos temos. Tai kodėl pavadinai šitą temą būtent taip? Autentiška meilė ir išnaudojimas. Prasideda kaltinimai. Kaltinimai. Pavadinau dėl to, kad anot Švento Jono Pauliaus II meilės priešingybė nėra neapykanta, kaip mums gali dažnai atrodyti, bet iš tikrųjų yra išnaudojimas. Ir bandysiu tai įrodyti ir tiesiog parodyti, ant kiek baisus yra išnaudojimas ir kad neapykanta dar nėra tas žiauriausias variantas. Iš tikrųjų, Apreiškimų Jonui knygos 3 skyriuje 16 eilutėje rašoma apie tai, kad jeigu tu esi nei karštas, nei šaltas, bet drungnas, aš tave išspjausiu. O jeigu pažiūrėsim tą graikišką originalą, tai tą žodį galima išversti kaip išvemsiu. Pui. Jo, kad čia toks visiškas atstumimas. Tai kalba Dievas apie žmogų. Ir ką galima iš šito, ko galima pasimokyti. Kad jeigu žmogus turi bent kažkokių jausmų ties Dievo, ne? Tai Dievas turi su kuo dirbti, galima taip pasakyti. Tas drungnumas, galima sakyti, tolygus tokiam... Ignoravimui? Tai yra ignoravimas, tai yra abejingumas, bet tokia mirtis yra. Mhm. Man visiškai dzin. Man nėra skirtumo. Man tai yra kažkoks, kaip lavonas, ne? Man visiškai nesvarbu, neturiu jokių jausmų tam. Aš pats lavonas, neturiu jausmų, ne? Mhm. Bet yra toks posakis, neprisimenu lietuvių kalboje naudojimas, bet tikrai rusų kalboje naudojimas, kad nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Yra lietuvių. Va. Tai, o ką čia reiškia? Kad ta neapykanta, jinai atsiranda, kad dėl to, kad iš tikrųjų man rūpi, bet esu įžeistas. Kažkas netvarkoja, jaučiu, kad buvo padarytas neteisingumas ar dar kažkas, bet man rūpi. Tai tą rūpestį nukreipti į kažką gero yra žymiai lengviau, negu užkurti ugnį ir sušiltyti kažką, kas yra visiškai, tokio, abejingo, ne? Kas ignoruoja ir kam nusispjaut. Tai taip pat yra ir su žmogumi. Tai yra ne tik santykiuose su Dievu, bet ir mūsų tarpusavyje. Sakoma, kad meilė yra linkėti kitam gėrio ir pridėsiu parodyti tai veiksmais. Tai jeigu aš nieko nelinkiu ir man visiškai nulis emocijų, nulis reakcijos, nulis dėmesio, tai čia yra meilės priešingybė. Sakyčiau, neapykanta nėra priešingybė meilės, bet yra meilės iškraipimas. Nes aš kažko linkiu žmogui, darau veiksmus, bet darau neteisingai, ne? Bet man rūpi. Ir Dievas, pavyzdžiui, mūsų, aiškus, ir myli, ne? Ir nėra mums drungnas. O kaip apskritai suprasti, kad žmogus yra drungnas? Yra tas išnaudojimas. O kas yra naudojimasis? Tai reiškia, jeigu aš naudojus kažkokio įrankiu, tai čia viskas tvarkoj.
Nes tas įrankis yra sukurtas, kad jo naudotųsi. Ir jeigu aš jo naudojuosi, reiškia, aš su juo siekiu savo tikslų. Žmogus nėra įrankis. Ir jis yra asmenybė. Kai aš naudoju žmogumi, aš jį nuasmeninu. Reiškia, aš atmetu tai, kad tai yra asmenybė ir padarau iš to žmogaus daiktą, objektą, įrankį mano kažkokiems siekiams pasiekti. Tai reiškia, kad man jo reikia tam, kad įvykdyčiau kažkokią užduotį, ne savo tikslo pasiekčiau, nepaisant to, ko nori pats žmogus. Savo knygoje Meilė ir atsakomybė Jonas Paulius II rašo, kad suteikdamas asmeniui protingą ir laisvą prigimtį, kartu jau nulėmė tai, kad asmuo pats apibrėž savo veiklos tikslus ir nebus aklas svetimų tikslų įrankis. Čia kalbame apie tai, kaip Dievas sukūrė žmogų, ne? Tai jeigu Dievas, kuris yra be galo aukščiau už mus, kuris yra mūsų kūrėjas, kuriam mes esam skolingi visko, jeigu jisai pasirenka nesinaudoti žmogumi kaip aklų įrankiu, tai jau labiau mes negalim to daryti. Ir reiškiasi, meilė yra kažkas nesavanaudiško. Nes būtent tas meilės altruizmas yra priešingas savanaudiškumui. Jeigu savanaudis esu, reiškia, darau savo, nepaisant kitų, siekiu savo tikslų ir panašiai. Bet tai nėra meilė, ne? Meilė yra dovana, auka. Tai yra laisvas davimas ir aš net neprivalau, tai yra, aš negaliu reikalauti iš kito žmogaus, kad priimtų. Reiškia, kad meilė aš pats laisvėje dovanoju, bet ir laisvėje žmogus kitas yra, kuris priima. Ir tai yra šiaip normalūs santykiai, kurie turi būti, ne? Pavyzdžiui, tarp tėvų ir vaikų. Tėvai daug paaukoja, kad vaikai užaugtų, ne? Nors vaiko gyvenimo pradžioje jiems ta meilė yra maloni, ne? Tokia ekstatiška, tas lytinis aktas, apvaisinimas. Tačiau prasideda meilė kita, sakykime, herojiška, didvyriška meilė. Pradedant nuo mamos kūno, kuris gali ir streikuoti, ir nesąmonių daryti, ir panašiai. Kartais tai gali būti pavojinga jos gyvybei, ne? Visokiausių atvejų. Tėvas irgi turi mamų prižiūrėti, kartais ją pakentėti biškį, kad jai ten visokie hormonų šuoliai ir elgesio pokyčiai. Tada jie turi auginti tos vaikus dėl jų aukoti, nežinau, savo interesus, savo kažkokius norus, siekius, net ir kažkokias savo svajonės, tam, kad užaugtų tie vaikai. Ir mes įsivaizduojam, kokia didelė yra ta auka tėvų, kiek daug jie mums atiduoda ir tada galim pažiūrėti tai, kad dažniausiai tai būna ir taip turėtų būti, kad tėvai neprašo grąžinti tos skolos. Ne, kad vaikai pasinaudoja tėvų gerumu, neblogąją prasme, jie vis tiek myli tėvus, ne, ir dėkingai tą priima. Bet neprivalo grąžinti ir šiaip faktas, kad jie ir negali grąžinti tos skolos, tai yra neįmanoma iš tikrųjų. Taip pat kaip kūrėjų negalim grąžinti viso to, ką mums davė. Taip. Ir jau buvo paralelių šitame mūsų serijų kurse tarp tėvystės žmogiškos ir dieviškos ir darbus, tai jos labai susiję ir galim būtent Dievą labiau pažinti. Per tėvus. Taip, žiūrėdami į santykius tarp vaikų ir tėvų. Ir tame matome, kad tėvai tą daro ne dėl to, kad gautų kažką iš vaikų, ne? Tai jie nesinaudoja vaikais, nes iš vaikų yra tas malonumas, ne džiaugsmas, bet jis yra tarnystės džiaugsmas. Tai neįmanoma, net sakyčiau, vaikų išnaudoti tiesiog nieko jiems neduodant, bet tik gaunant.
Bet ir barteris kažkoks neišeina, ta prasme kažkokie lygiaverčiai mainai, ta prasme. Nu gerai, mes pagimdėm vaiką, dabar jį užauginsim, bet jis mums turės arti, ane, atidirbti viską. Nu nėra taip. Ir tada matome, kad tėvų meilė yra nesavanaudiška, nes jinai visiškai nieko nesiekia ir galvoja tik apie kito asmens gėrį. Tai čia mums yra geras pavyzdys. Ir čia galime pamatyti labai svarbų krikščioniškos meilės nuostabų principą, kuris tiesiog išsiskiria iš visų kitų kabutėse meilės rūšių ir filosofija ir panašiai. Ir tas principas yra toks, kad autentiškai mylint žmogus gauna pasitenkinimą ir yra laimingas jau davimo etape. Tai reiškia, kad aš esu visiškai patenkintas ir esu laimingas, džiaugiuosi vien dėl to, kad aš myliu ir jau kažką veikiu. Galim labai tokį paprastą pavyzdį pateikti. Pavyzdžiui, jūs klausytojai, daugumos iš jūsų aš tikriausiai nežinau. Ir šiaip išvažiuoju neužilgo, tai ir nepasimatysim. Va. Ir visiškai nežinau, kokios jūsų reakcijos bus, ne? Nežinau, ar iš vis pasiseks, ar šitas podcastas turės daug klausytojų ir panašiai. Bet aš tikrai turėjau daug padirbėti ir ne vien aš, bet ir kiti, pavyzdžiui, Neda ir kiti. Tai už ką labai esu dėkingas, ne? Bet ta meilė Dievui, kuris man sako, skelb gerąją naujieną, ne? Ir meilė jums taip pat irgi, kurie, kaip aš, gal kažkada nežinojau kūno teologijos, bet dabar prisiliečia prie jos ir aš prisimindamas, kaip aš prisiliečiau ir kaip tai mano gyvenimą pakeitė, aš galiu jiems tai perduoti ir aš noriu jums tai perduoti. Ir tai yra tas linkėjimas gero jums ir veiksmas, ane? Tačiau, mano motyvacija nebuvo ten, gauti ten kažkokios, nežinau, daug šlovės, patvirtinimų, dėkojimų ir taip toliau. Ar pinigų, ne? Šitas podcastas nėra mokamas. Ar kažkokios kitos naudos, ne? Bet čia yra visiškas galvojimas apie evangelizaciją. Ir aš tikrai džiaugiuosi to, kad tas projektas, kuris užgimė tik tai galvoje, ne, buvo įkvėptas Dievo, kad jis realizuojasi dabar ir pasaulyje. Taip, pasakykim, kūno teologijos tokia kalba, nelabai čia tiksliai bus, bet žodis tapo kūnu kažkuria prasme. Tas šventosios dvasios įkvėpimas buvo įkūnytas, dabar yra įkūnyjimas. Ir aš esu laimingas ir džiaugiuosi tuo ir jau jaučiu, kad myliu šiame etape, nors šita laida dar nėra išleista. Dabar yra tik 2 epizodai. Ir jie dar taip mažai žinomi, ne? Bet vis tiek mes varom toliau. Tai va. Taip pat Dievo vienpusė meilė labai gerai parodo, kas yra tikroji meilė. Dievas yra pilnatvė, jis yra visiškai laimingas. Dangus yra absoliutus džiaugsmas. Bet jis yra laimingas mylėdamas kokį nors būsimą šventą. Taip pat yra visiškai laimingas mylėdamas žmogų, kuris nueis į pragarą. Minėjom, kad Dievas yra alfa ir omega, jisai žino, kur mes būsime, ne? Tai nereiškia, kad jis mus, kai jis nulėmė, kad mes kažkur patektume, ne? Bet suteikė mums laisvą valią, bet žino, ką mes pasirinks. Ir jis žino, kad kai kurie nueis į pragarą. Ar jis nustoja nuo to juos mylėt? Ne. Ar jis nuo to mažiau laimingas? Ne. Jis laimingas nuo to, kad jis duoda, kad jis dalinasi. Ir dar daug yra pavyzdžių, čia gal neužtempsim, kad būtent tas davimas
jau turi žmogų daryti laimingą. O jeigu aš jaučiu, kad nesu laimingas, kol man nepadėkos, kol kažko negausiu atgal, kol nebus kažkokio atsiliepimo, tai jau didelis yra klaustukas. Ar aš tikrai myliu? Kokie yra mano motyvai? Kokios intencijos? Ar aš noriu kito žmogaus gėrio besąlygiškai ir tiesiog noriu, nesvarbu. Ar aš noriu kažkokiu būdu gauti iš jo savo gėrio? Ir jeigu tai reiškia jį mylėti, tai aš vaidinsiu meilę tam, kad iš jo gaučiau. Ir čia labai yra rimta tema to, kad išnaudojimas ir meilė, nors yra priešingybės, bet yra labai panašios. Žmogus, kuris nori kažko gauti ir nori pasinaudoti, jis sutiks net mylėti kitą žmogų. Nors ne iš tikro mylės, bet tik tai vaidins tą. Tik tam, kad gautų iš jo pats. Ir iki to momento nebus patenkintas. Ir gali net spausti savo meilę, kad iš kito gautų. Mano gyvenime yra daug pavyzdžių, bet tokį pateiksiu, kuris visiems būtų suprantamas. Aš vadinu šeimininkės pavyzdžiu. Būna tokios šeimininkės, kurios labai rūpinasi to, kad svečiams viskas patiktų. Ir galime labai taip greitai pastebėti, ar šeimininkė darė dėl savęs ar dėl kito. Tai jinai pridaro visko ten. Ir klausia, kodėl nevalgot? Ar jums buvo skanu? Ir tada sėdi ir taip mėgaujasi to, ką pasako apie jos visą tą. Dar gali pradėti vaidinti tokį nuolankumą, sakydama. Oi, man šį kartą nelabai gaunasi, kad ją paguostų, ane? Man šį kartą nelabai gavosi, ten tas nepaėjo, šiaip man geriau išeina. Ar panašus dalykai. Tai iš tikrųjų jinai, kai viską gamino, buvo tokiame strese. Nors kai aš ruošiu kažkam iš meilės kažką ir noriu padaryti labai gerai, dėl kito gėrio aš irgi galiu būti strese. Bet aš tuo pačiu ir esu laimingas, kad kitam žmogui parodysiu meilę. Ta šeimininkė, tai jinai nebuvo labai patenkinta. O kai jinai mato, kad svečiai mažai valgė, ten nežinau, ar kažkas atsitiko ir net nepavalgė beveik, tai jinai to patenkinimo ir negaus. Nes negalvoja apie meilę, bet galvoja, ką apie ją pagalvos. Aš aišku nesakau, kad visada yra taip, ne? Bet čia yra toks pavyzdys, kad kartais tai matosi šeimininkėse. Tai va. Ir galime dar pažvelgti į tai, ką sako raštas apie tą autentišką meilę. Pavyzdžiui, Mato Evangelijos 6 skyrius 3 eilutė. Kai tu dalyji išmaldą, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Jeigu perimtume prie šeimininkės, tai šeimininkė gali patikrinti, ar jinai iš tikrųjų myli, jeigu jinai pagamins maistą, su rūpesčiu, su meile, atiduos jį, kažkaip slapčiai. tą maistą žmonės pavalgys, jinai tą žinos, bet tie žmonės neturės spragos jai padėkoti ar komplimentuoti tai, ką jinai padarė. Ir jeigu jinai bus dėl to rami, čia bus geras ženklas. Nes kaip sako Jėzus, kai dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Tai reiškia, kad net tavo antroji ranka neturi žinoti, kad tavo pirmoji ranka duoda išmaldą. Čia aiškus yra hiperbolė, bet kalbama apie tai, kad darau tai ne dėl to, kad mane pamatytų, pagirtų ir panašiai, bet iš meilės. Tada toliau eina Morkaus Evangelija 10 skyrius 43 iki 45 eilutės. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus jūsų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų,
bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Net beveik neturiu ką pasakyti. Beveik nereikia. Jo, Biblija čia labai yra, kaip čia, mums į kaktą duoda tiesiog tuo, sako tarnauk. Toks, kad ne tik tai žmogautų tarnauk, bet atėjau aš irgi tą patį darysiu čia. Nu, Jėzus sako. Taip, Dievas nusileido, kad žmonėms patarnautų, o ne kad viešpatautų. Nu tai žmonės, pažiūrėkit. Drąsos. Taip. Ir tada sekanti ištrauka iš Jono Evangelijos 12 skyriaus 24 eilutė. Iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas, kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių. Vėlgi čia hiperbolė, Jėzus labai mėgsta, taip, kabutėse, dramatizuoti. Vandens ženklai. Čia lietuviška grupė hiperbolė. Jo, žinau, bet gal kažkas nežino išklausyti. Tai va, mušeitų mane tai ženklai. Kviečio grūdas turi numirti. Čia yra hiperbolė, tai yra kalbama apie tai, kad turiu savo mirti, savo kažkokiems egoistiškams norams ir atrasti save pasiaukojame dėl kito. Bet, pavyzdžiui, skiriasi egoistiškai norai, kai nori pasirūpinti savim ir tada... Nėra egoizmas rūpinti savimi. Ne, tikrai nėra. Ir aš negaliu savęs atiduoti visiškai. Nes, esu žmogus, kuris turi pats poreikių, nesu Dievas. Dievas gali visiems žmonėms pilnai save atiduoti. Pastoviai. Nes jis yra Dievas ir jis yra niekaip neapribotas. Aš esu apribotas ir tam, kad aš save atiduočiau, kiek aš galiu, aš turiu tuo pačiu ir savimi rūpintis. Tokiu būdu galim pasakyti, kad rūpestis savimi yra ne tik meilė savo, bet ir kitam žmogui. Nes jeigu aš rūpinsiu savimi, aš galėsiu tau daugiau atiduoti. Dėl to tai yra, rūpestis savimi yra meilė savo, kitam ir Dievui, nes myliu kitus ir save dėl Dievo. Ir tada tuo pačiu, jeigu aš įleidžiu į save Dievą, tai turiu savyje to daugiau Dievo, tuo daugiau apskritai galiu atiduoti. Dar daugiau negu kad pats esu. Taip, kaip Jėzus sako, kad be manęs nieko negalite padaryti, kur kalba apie tai, kad mes esam šakelis, o jisai vynmedis. Tai visiškai tiesa. Tačiau... Easy enough. Jo, skamba tai lengvai, bet atrodo iš šono, kad kažkokia vergovė yra, ne? Šiek tiek. Turi visai atiduoti save ir nieko nesinorėti atgal. Sako, kad būsi laimingas, bet čia toks, atrodo, neaiškus pažadas. Čia turime paminėti, kad gauti atgal yra teisingumas. Kad tai yra teisinga. Kad meilė yra, kaip sukurta, suplanuota Dievo kaip mainai. Du tampa vienu kūnu, ne? Nes iš laisvo pasirinkimo viens kitam dovanoja save. Tai čia yra mainai. Tačiau žinome, kad dėl prigimtinės nuodėmės ir jos pasiekmių pasaulis nėra teisingas ir gali atsitikti taip, kad negausi atgal. Tačiau tai neturi būti motivatoriumi mūsų. Tai yra geras dalykas. Ir šiaip, jeigu iš žmogaus negauna kažko atgal, nėra mainų. Būkit tikri, kad Dievas jums tai kompensuos. Ir kompensuos taip, kad ojojoj. Nes jūs mylit kaip Dievas. Jeigu mylite nesiekiant savo kažkokių tikslų. Ir Dievas, dėl to, kad jūs trokštate būti panašus į jį ir tai vykdote, jis jums duos dar daugiau. Nes jūs atsiverėt jam, sukurit jam dar daugiau vietos savo širdyje, ne? Ir jis tą užpildys ir kompensuos. Čia yra 100%. Labai gerai įsiminiau, kai misijos mokykloje Ukrainoje mums kalbėjo, kad visus šios metus jūs tarnaujate ir tik tai tarnaujate. Mums buvo uždrausta net būti rekolekcijų dalyviais.
atrodo, misionierius turi kažkaip dvasiškai gauti, sako, ne, šitos metus jūs visiškai atsiduodat. Jeigu rekolekcijos, jūs tik tarnaujat. Kai kurie biški taip užsigando, koks čia, kur aš atvažiavau. Bet tada mums pasakė, bet žinokit, tie, kas tarnauja, nors jie negauna to, ką gauna dalyviai, tačiau Dievas jums kompensuoja. Ir aš tą patyriau. Iš tikrųjų, nors aš nebuvau atlikęs nei vienų rekolekcijų, aš tokių vidinių ten judėjimų dvasinių turėjau. Ten visi atrakcionai buvo. Ir labai gerai taip pastebiu, pavyzdžiui, man tai padeda, kai patarnauju bažnyčioje. Kai esi patarnautojas, tai turi galvoti, taip, šitą atnešti, ten paskambinti, tą paimti. Na, sunkiau yra susikoncentruoti į mišias. Bet tada prisimeni, aš tarnauju. Kiti žmonės per tai, kad man sunkiau yra patirti liturgiją, jie gali patirti daugiau. Ir prisimeni pažadą Dievo, kuris buvo pasakytas per vienuolę, kuri manęs mokė. Aš tau kompensuosiu. Viskas. Tai išlaisvina. Amen. Aš norėjau paklausti tavęs apie išnaudojimą, apie šitą dalį. Ir vis tiek nemanau, kad mūsų klausytojai yra labai kietaširdžiai ar piktos valios ir taip toliau. Bet vis tiek kiekvienas žmogus geba išnaudoti, kad ir kokia, sakykime, mylinčia širdim matytum save. Tai gal kaip atskirti, kad va dabar aš jau išnaudoju kitą žmogų? Nežinau, kaip pamatyti, nes galbūt tai darai iš įpročio, ir jau nebepastebi, kad tai, ką darai, yra išnaudojimas. Visų pirma, reikia šitos malonės melstis. Ir jinai ateina ugdant santykį su šventąja dvasia. Žinom, kad jos toks labai visiems pažįstamas apreiškimas mūsų gyvenimuose yra sąžinės balsas. Tai kai žmogus visą pirma išgirs apie tą išnaudojimą ir pradės apie jį mąstyti, jau jo sąžinė, šventoji dvasia pradės jam šnibždėti. O gal čia pranašu yra išnaudojimo? Bet yra ir praktinių, aiškus, tokių patarimų. Tai reikia tiesiog žiūrėti į tą savoką išnaudojimo ir lyginti savo gyvenimą su to, kas ten yra pasakyta. Tai išnaudojimas tai yra imu savo, kito žmogaus sąskaitą, nepaisant to, kas jam iš to bus. Mes dabar kalbamės ir man atėjo toks palyginimas, labai geras pavyzdys būtų. Kažkada išgirdau ir mane taip palėtė šitą frazę, aš tiesiog buvau šokiruotas ir save pamačiau tame. Ir ten buvo pasakyta, kad dauguma žmonių neturi dialogo. O kai kalbasi, tiesiog yra kaip tarsi du atskiri monologai. Čia yra toks paaiškinimas, bet pati frazė buvo apie tai, kad pokalbėje mes labiau laukiame, kol kitas žmogus sustos kalbėti ir aš galėsiu įterpti tai, ką aš noriu pasakyti ir kas jau viduj manęs yra. Ir kol kitas kalbasi, man formuojasi tai, ką aš noriu pasakyti ir aš tą kažkaip bandau apmastyti, pagalvoti, kaip čia geriau pateikti ir panašiai, ir aš visiškai kito žmogaus nesiklausau ir man svarbu tik tai, ką aš jam pasakysiu, ir koks efektas jam bus nuo to. Pavyzdžiui, jis bus įtikintas, nustebintas, ar aš gausiu kažkokio pasitenkinimo iš jo reakcijos, ne? Tai čia yra išnaudojimas. Kodėl ne? Aš kalbuosi su kitu žmogumi, iš išorės, iš šono gali atrodyti, kad aš jo klausausi, kad jis man rūpi, nes aš su juo kalbuosi, bet iš tikrųjų viskas, kas man rūpi, yra gauti iš jo tos reakcijos, kurios aš noriu. Ir aš jo visiškai nesiklausau. Tai tas išnaudojimas, jisai net labai dažnai nėra matomas iš šono, bet yra širdyje. Kas vyksta širdyje? Ir jeigu nėra sutapimo tarp to, ką aš darau
išorėje, su tuo, ką aš mąstau viduje ir ko aš trokštu viduje. Tai bus veidmainystė visų pirma, čia yra veidmainystės apibūdinimas ir išnaudojimas, ne? Tai šiuo atveju nebus sutapimo, nes aš kalbuosiu su žmogumi, jis tarsi man rūpi, bet viską, apie ką aš viduje galvoju, kaip savo nuomonę, kuo greičiau įterpti ir tiesiog tą žmogų ar ten nugalėti, ar gauti iš jo padėką, garbinimą ir panašiai. Tai toks mano atsakymas būtų. Šiaip pirma mintis, kai šovė, kai pradėjai kalbėti apie šitą, tai buvo, man tekia yra nemažai kalbėti su vaikais stovyklose dar kažkur. Tai būna, kad tiesiog vaikai pribėga tam, kad papasakotų, bet iš tiesų dalyvauti pokalbėje kažkaip nelabai, natūraliai nelabai nori. Ja, manau, išaugia iš to, bet jo, geriau pagalvojus, tai visiškai tas pats ir tarp suaugusiųjų būna ir su manim. Absoliučiai. Ir su kiekvienu turbūt. Geras. Ačiū už pastebėjimą. Šitas man patiko. Suaugusiai tiesiog moka paslėpti tą. Jo. Gal daugiau veidmainiaujamės. Taip, dėja. Dėja. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau pridurti, irgi yra neakivaizdus išnaudojimas. Dėja, nėra retas mūsų pasaulyje, bet svarbu atkreipti į tai dėmesį. Tai reikia mokėti atskirti pasiaukojimą ir buvimą auka. Tai ta dovana, ta besąlygiška meilė krikščioniška, tai yra pasiaukojimas. Tai yra neišnaudojimas, tai yra autentiška meilė. Buvimas auka gali būti išnaudojimas. Ir čia gali kilti klausimas. Žmogus yra auka ir dar kažką išnaudoja? Kas čia? Iš tikrųjų taip yra. Kažkurie žmonės randa aukos padėtyje savo komforto zoną ir nori ten išlikti, nes jiems yra patogiau būti skriaudžiamiems, nei, pavyzdžiui, išlysti iš savo komforto zonos ir pakeisti kažką, nes tai reikalauja drąsos. Būti auka nereikia drąsos. Skirtingai būname auka, ane, bet dažnai kažką pakeisti reikalauja daugiau drąsos, negu likti ten, kur esi ir tiesiog plaukti pasroviui. O dar, kai esi auka, tai žmonės tau sakys, tu vargšelis, kaip tu gali jį iškentėti, arba ją iškentėti, arba apskritai šitą situaciją iškentėti. Kiek daug jėgų turi, šaunuolis, tu toks stiprus, ištvermingas, aš žaviuosi tavim. Norisi žmonėms paguost, kažkaip meilį ypatingai parodyti, nerūpesti. Ir žmogus to maitinasi ir dar giliau į savo komforto zoną įlenda. Tai negalvokim, kad buvimas auka yra pasiaukojimas. Tikras pasiaukojimas, tikroji meilė, kartais reiškia išeiti ir kažkam pasakyti tiesiai šviesiai. Man tas nepatinka ir aš manau, kad tu neteisingai darai. Tai yra meilė man, tai yra meilė sau, kad aš pasakau, kas man nepatinka ir noriu pakeisti situaciją, kad pats nekentėčiau, bet tai yra ir kitam žmogui meilė, nes aš jam parodau tiesą, nenoriu, kad jis darytų blogų dalykų. Šventam rašte parašyta, kas atvirai drausmina, tas kūrė taiką. Nuostabūs žodžiai. Taip sunku pagal jos gyventi. O taip turėti drąsos kitam pasakyti kažką su meile, būtinai su meile. Ne kaltinimai, ne kažkas, ne pyktis, bet su meile, bet pasakyti. Bet taip kūrim taiką. Ir prisiminkim, kad ir Jėzus taip tiesiai šviesiai sakydavo, klausykit, jūs čia, neturi taip būt. Mano tėvas netaip norėjo. Arba kaip, jeigu kalbam jau kūno teologijos kontekste, pradžioje taip nebuvo. Dėl jūsų kieto širdumo jums leido skirtis, bet pradžioje taip nebuvo. Jėzui niekada nerūpėjo, kad jis patiktų kitiems. Bet jam kiti rūpėjo. Reiškia, jam ne jis pats rūpėjo, kad jis kitiems patiktų ir gautų iš to kažką, bet jam rūpėjo, kad kiti pažintų tiesą. Tai buvo jo meilė.
nes ir jis pats sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvais. Tai viskas, kas jam rūpėjo. Tai linkiu imti pavyzdį iš Jėzaus. Taip pat kviečiame dalintis šio podcastu, kad ir kiti žmonės turėtų galimybę pažinti tiesą. Ir pasimatysime Eucharistijoje. Dar namų darbai, aišku, yra. Gerai. Aha, namų darbai. Čia. Aš norėjau pabaigti anksčiau, tai turiu ir perskaityti namų darbus. Taip, bausmė. Taip, tai tokios 2 ištraukos pamastyti jums. Pirmoji yra iš apaštalų darbų. Ne, neseniai kunigas pataisė skaitovo, tai vis dėlto apaštalų darbų. Ar darbų. Žodžių kirčiavimas yra toks pats sunkus kaip ir autentiška meilė. 20 skyrius, 35 eilutė. Ten Paulius cituoja Kristų, bet tų žodžių nėra Evangelijoje. Čia labai įdomus momentas. Reiškia, jam buvo perduota tai kaip tradicija, ne? Iš lūpų į lūpas. Ir jis mums pasakė kažką, ką pasakė Kristus, bet kas nėra Evangelijos. Tai praplėtė mums biškį. Ten yra nuostabų žodžiai apie tai, kad palaiminčiau, ar kaip čia, žodžiu, geriau duoti, negu imti. Va, tai čia labai mūsų tema. Ir kalbant apie meilę, aiškus. Iš laiško Korintiečiams 1 skyriaus 13 eilutė. Iš 1 laiško Korintiečiams 13 skyrius visas. Nebus jums tik vienos eilutės. Tai yra himnas meiliai. Ten galima daug ko pasimokyti ir periodiškai reikia skaityti. Man patiko, vienose rekolekcijose skaitėm šitą himną meiliai ir reikėjo įsidėti savo vardą vietoj žodžio meilė. Tai buvo, pavyzdžiui, neda kantri, neda maloninga, neda nepavydai. Labai lengva mokytis, kai išgirsti tokį žodžius. Arba pravirkt. Ne, bet iš tikrųjų aš galvoju, kad jeigu yra klausytojai, kurie dabar susiparino, koks aš blogas, nemoku autentiškai mylėti ar ten išnaudoju kitą, tai nebijokit, visi tokie. Ir visi mokomės. Ir jo, tai linkiu visiems drąsos atpažinti tai. Ir ramybės ir kartais šiek tiek juoko iš savęs, man atrodo, tas labai sveika kartais pasijuokti ir iš savo nesąmonių ir eiti vėl tolyn, pirmyn. Taip, šventieji sako, kad šėtonas labai bijo tų, kurie juokiasi iš savęs. nes tai yra nuolankumas. Tai tiek. Tai pasimatysim kitą kartą. Iki.